Sveiki, mėlyjeji, mano vardas Lolita Verdi, aš esu vedų astrologė, numerologė, regresologė ir psichologė. Ir šiandien mes su jumis darysime bendrą grupinę meditaciją regresiją, kuri paruošta specialiai Saulės užtemimui, kuris vyks rugsėjo 21 dieną. Bet mes bendrai darysime šitą meditaciją būtent šiuo laiku, nes šiandien yra ypatingas kanalas, koridorius, kada galima padaryti gilius pokyčius viduje. Ir mes su jumis per šią regresiją, meditaciją panirsime į tą praeito gyvenimo patirtį, kur jūsų intuicijos kanalas buvo visiškai atviras. Ir jūs galėsite pajusti savo kanalą, pažinti jį ir gauti prie jo prieigą. Ir meditacijos metu taip pat jūs mokysitės girdėti, kaip intuicija reiškiasi būtent jums. Gal per pojūčius, gal per vaizdinius, gal per ženklus, o galbūt per tylų vidinį žinojimą. Pažinsite savo kanalą. Aš siūlau jums po trupučiuką ruoštis, o galbūt jūs jau paruošite savo vietą, kur jūs galėsite pabūti vienas arba viena, pabūti su savimi, pasinerti į savo vidinius gilius procesus. Trumpa įžanga, trumpa teorija. Nesipriešinkite tam, kas kils. Jausmai, jeigu norėsite verkti, verkite. Jeigu norėsite juoktis, juokitės. Nebandykite suskirstyti vaizdinius jausmus į gerus ar blogus. Būkite stebėtojo būsenoje. Leiskite viskam kilti, leiskite viskam pasireikšti, leiskite viskam būti. Meditacijos metu, regresijos metu jums gali ateiti įvairūs vaizdiniai. Jūs galite tuos vaizdinius matyti labai ryškiai ir aiškiai. Jie gali atrodyti labai realistiški. O gali būti atvirkščiai, kad matysite viską per rūką. Nesvarbu. Nebandykite matyti ryškiau arba kažko nematyti. Kaip viskas vyks, taip ir yra teisinga būtent dabar. Galbūt tie vaizdiniai bus tiesiogiai susiję su jūsų praeitų gyvenimu ir jūs tai pajusite viduje. O galbūt tai bus tik metaforos, kurios jums siūlo jūsų pasąmonė, nes būtent tokius vaizdinius, būtent tokias metaforas jūs galite iššifruoti ir suprasti. Jūs tai suvoksite vėliau, kol jūs būsite procese, priėmimas viskam. Ir svarbiausia jūsų pojūčiai ir svarbiausia jūsų patirtis, kuri liks su jumis. Jūsų jausmai, jūsų aiškus vidinis žinojimas, tai yra svarbiausia. Jūs net galite užjausti kvapus ir tada jūs žinosite, kad šitas kanalas pas jūs yra aktyvus ir stiprus. Gali būti daugiau per kūnų signalus, gali daugiau informacija eiti per pojūčius, kaip minėjau, per garsus ar aišku žinojimą. Leiskite viskam būti. Ir svarbiausia, nieko neanalizuoti. Nebandyti logiškai suprasti. Kai mes baigsime meditaciją, kai mes baigsime regresiją, jūs galėsite užrašyti savo patirtis ir tada pabandyti analizuoti, jeigu norėsite. Bet tai nėra būtina. Įžvalgos gali ateiti akimirksniu, tarsi bliksnis.
Jūs galite po meditacijos užmiršti, nesvarbu. Mes atliekame vidinį darbą kvantinėme lauke. Su laiku jūs matysite pokyčius jau savo realiame gyvenime. Jums nebūtinai kažką atsiminti, suprasti, žinoti. Bet jeigu tai įvyks, reiškia jums reikia. Jeigu ne, reiškia nereikia. Pilnas pasitikėjimas. Taigi svarbiausia meditacijos metu visiškai atsiduoti procesui. Ruoškitės, atsigulkite. Galbūt jūs darysite sėdint, irgi galima. Svarbu, kad jums būtų patogu ir kad jūs galėtumėte, kažkokį laiką išbūti toje vietoje ir toje pozoje. Ir mes su jumis pradedame kelionę. Kol jūsų išmintinga, nesąmoninga dalis ieško būtent to, ko reikia, jūs ruošiatės kelioniai. Jūs darote paprastus, bet būtinus žingsnius. Ir prieš jums išvykstant į kažkokią tolimą praeitį, jūs stebite tai, kas vyksta čia ir dabar, aplink jūs ir su jūsų kūnu. Įsitaisykite patogiai, užsimerkite ir vidiniu žvilgsniu peržvelkite visą savo kūną. Nuo galvos viršaus iki kojų pirštų. Atkreipkite dėmesį, kuriuose vietose jaučiate įtampą ar sustingimą. Ir tyliai tarkite sau: aš leidžiu šiai kūno vietai atsipalaiduoti. Aš leidžiu sau atsipalaiduoti. Aš leidžiu sau. Įkvėpkite į ją šviesos, į tą vietą, kuri yra sustingusi, o iškvėpdami paleiskite įtampą. Pakartokite tai kelis kartus, kol pajausite visišką lengvumą.
Tegul ši paprasta komanda. Aš leidžiu savo atsipalaiduoti, išsiskleidžia visame kūne, ląstelė po ląstelės, ląstelė po ląstelės. Pajauskite, kaip jūsų kūnas liečiasi su paviršiumi. Įkvėpkite giliai, o iškvėpkite lėtai. Leiskite savo atsipalaiduoti vis giliau ir giliau. Gali pasirodyti spontaniški garsai, galbūt lauko triukšmas ar garsas iš kito kambario. Visa tai yra išoriniai garsai, kurie palaipsniui taps natūralaus fono dalimi ir netrukdys jums stebėti tuo, kas vyksta viduje. Visi garsai aplink jūs tampa fono dalimi. Jie netrukdo, o priešingai padeda jūsų panirimui giliai į save, per atsipalaidavimą, per visišką pasitikėjimo procesą. Ir jūsų kelionės metu vidinė realybė taps vienintelė realybė, kurią jūs tikite, kurią jūs jaučiate, kurią jūs matote, kurią jūs žinote. Dabar yra tik jūs, mano ramus palydėjimas ir jūsų vidinė kelionė. Jūs galėsite pasinerti taip giliai, kaip leisite sau. Aš leidžiu sau. Jūsų kvėpavimas tampa tolygus, ramus. Su kiekvienu įkvėpimu jūs prisipildote lengvumo. Su kiekvienu iškvėpimu paleidžiate visą įtampą. Leiskite mintims išplaukti tolyn. Tegul jos nuplaukia, atlaisvindamos erdvę jūsų viduje. Ir tai yra taip gera, taip lengva. Greitai aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Ir šio laiko pakaks, kad jūsų kūnas ir siela prisitaikytų prie šios kelionės, pasirengtų jai. Šio laiko pakaks, kad jūsų išmintinga pasąmonė parengtų tą svarbų įrašą, tą svarbų įsikūnijimą, į kurį šiandien reikės sugrįžti. tą įsikūnijimą, kur jūs turėjote pilną prieigą prie savo intuityvaus kanalo. O dabar galite tiesiog stebėti, girdėti ir leiskite viskam vykti taip, kaip vyksta. 10. Kūnas vis labiau atsipalaiduoja. 9. Mintis nutyla, tampa lyg tolimi debesis danguje. 8. Kvėpavimas ritmingas, ramus,
lengvas. 7. Jaučiatės taip, lyg būtumėte panirę į švelnų poilsį. 6. Jūsų vidinė erdvė atsiveria vis plačiau. 5. Aplink jūs tvyro ramybė ir apsauga. 4. Jūsų viduje kyla švelnus pasitikėjimo jausmas. 3. Leidžiate ateiti pojūčiams, vaizdiniams, žinojimui. 2. Esate giliai savo vidinėje erdvėje. 1. Jūs jau visiškai panirę į savo vidinę kelionę. Ir savo vidinėme pasaulyje galite pereiti į ramią, gražią gamtos vietą. Pajuskite ją, įsivaizduokite, užuoskite. Galbūt jūs dabar esate vietoje, kurią gerai pažįstate, kurią esate matę ir kuri jums patinka. O galbūt ši vieta atsiranda spontaniškai ir jūs ten niekada nebuvote. Viskas yra teisinga. Tai nesvarbu. Svarbu, kad ši gamtos vieta rezonuoja su jumis vienu ritmu. Jums ten gera. Pajuskite, kad esate ten, ramioje, gražioje vietoje, kur jums gera, saugu, ramu. Tai jūsų vidinė jėgos vieta. Ji suteikia jums visą reikalingą energiją tolesniai kelioniai. Ir šioje ramioje, gražioje gamtos vietoje atsiranda nuostabus reiškinys. Ten iškyla didžiulė vaivorykštė. Leiskite savo kurį laiką ją stebėti. Ši didžiulė vaivorykštė laukia jūsų. Jūs pastebite, kad yra vieta, kur vaivorykštė susiliečia su žemė. Tai retas vaizdinys, bet jūs jį matote dabar. Pajuskite, kad dabar savo vidinėme pasaulyje pereinate į tą tašką, kur didžiulė vaivorykštė susijungia su žemė. Jūs einate spalvotų, šviesos srautų viduje. Pereinate iš spalvos į spalvą. Tai panašu į spalvotų lietų. Jūsų siela ieško to srauto, kuris jai šiandien labiausiai tinka. To atspalvio, kuris labiausiai jai atitinka. Ir jūs atsistojate po šio šviesos srautu. Šis šviesos srautas tam tikrų momentų pradeda ne tik apgaubti jūs iš išorės. Jis pradeda užpildyti jūs iš vidaus. Per jūsų galvos viršūnę šis šviesos srautas pradeda užpildyti visą erdvę. Tai ištuština galvą. Paleidžiate
visas mintis. Šis šviesos ir šilumos srautas nudažo jums malonių atspalvių visą kūną. Ir šviesos srautas, kai pripildo kiekvieną ląstelę, kaip iš šaltinio, pradeda tekėti į erdvę. Lengvai įveikia fizinio kūno ribas, kai šviesa pilnai užpildo jūs, jinai užpildo visą erdvę aplink jūsų kūną. Aplink kūną susidaro ypatinga sfera, kurioje esate visiškai saugus ir apsaugotas. Ir šioje sferoje jūs galite keliauti per erdvę, priimti svarbų praeitą gyvenimą, atsiskleisti resursams. Ir dabar ši švytinti šviesos sfera švelniai ir sklandžiai pakelia jūs į begalybę, tapdama balta, pūkuota debesimi. Jūs galite ramiai įsitaisyti debesyje, pūkuotame, baltame debesyje. Ir šis baltas, pūkuotas debesis pradeda švelniai skleisti ir sleisti begaliniame danguje, nunešdamas jūs toliau ir toliau. O jūs jaučiatės ramiai, jūs atsipalaidavote. Ir ten apačioje keičiasi kraštovaizdžiai, metų laikai, paros laikai, eros galbūt ir epochos. Laikas bėga atgal, o baltas pūkuotas debesis toliau keliauja kartu su jumis. Švelniai plaukia ir slysta per begalinį dangų, grįždamas į tą laiką, grąžindamas jūs į tą laiką ir į tą erdvę, kur jūs kažkada gyvenate, kur jūs turėjote pilną prieigą prie savo intuityvaus kanalo. Ir jūs pastebėte, kad debesis yra susijęs su ta vieta, su ta erdvė, plonų siūlų. Ir palaipsniui jis pradeda leistis. Ir jūs pereinate ten, į tą svarbų praeitą gyvenimą, į tą istoriją, kuri kažkada buvo svarbi jums, nes turėjote pilną prieigą prie savo intuityvių pojūčių ir žinojimų. Jūs galite atsidurti kitose istorinėse aplinkybėse ar visiškai nežinomoje, nepažįstamoje erdvėje. Tai gali būti net ne ši planeta, o gal ir ne ši visata. Jūs galite būti naujame fizinėme kūne, o galite ir neturėti fizinio kūno. Bet tuo pačiu suprasite,
kad tai vis dar esate jūs. Debesis toliau nusileidžia ir nusileidžia. Galbūt jūs pamatysite iš paukščio skrydžio aukščio tą vietą, į kurią artėjate. Ir tai yra tas taškas, tas gyvenimas, ta istorija, kurios įtaka jums jaučiama iki šiol. Iš kur kyla reikšmingi jausmai, iš kur tęsiasi jūsų intuityvus kanalas, žinojimas. Debesis nusileidžia ant paviršiaus ir vos tik jis paliečia paviršių, jis pradeda tirpti, kaip tirpsta rūkas. Leiskite jam tirpti ir leiskite ateiti pirmajam vaizdui, jausmui iš tuos vietos, į kurią atvykstate. Jūs galite pažvelgti, ar tiesiog pajausti, ar tiesiog iškart sužinoti kažką apie tą erdvę. Galbūt jūs gausite informaciją apie paros laiką arba metų laiką. Jūs galite pajausti ten šiltą ar šaltą. Jūs galite pabandyti pažvelgti į savo rankas, jei jas turite. Jūs galite pabandyti apžiūrėti savo drabužius, ar turite, ar esate nuogas, ar turite kūną. Jūs galite nukreipti dėmesį į savo galvą. Galbūt jūs pamatysite, sužinosite, kokio ilgio yra jūsų plaukai, kokios spalvos yra jūsų akys. Jūs esate vyras ar moteris, o gal vaikas. Gaukite informaciją apie save tame gyvenime, tame taške, toje vietoje. Tiesiog jauskite, žinokite, girdėkite, kvėpuokite. Ir jeigu priešais jūs akimirksniu atsirastų senovinis veidrodis, koks atspindys jame pasirodytų. Tai stebuklingas veidrodis, kuris gali atspindėti jūs. Jūs dabar matote save. Ir pajuskite, kad žengėte žingsnį į savo atspindį. Ir visiškai susiliejate su ta asmenybė, kuri buvote tame gyvenime. Dabar jūs aiškiai jaučiate save, savo charakterį, savo įpročius, savo žinias, talentus ir gebėjimus. Ir dabar jūs pradedate jausti dar daugiau. Jūs turite visiškai atvirą intuityvų kanalą. Šitam kanalui nėra jokių blokų, jokių abejonių ar apribojimų. Intuicija, pojūčiai
žinios teka laisvai kaip krioklis, užpildydamas ir užpildydami visas jūsų kūno ląstelės. Pajauskite šį būvį, kai žinote atsakymus anksčiau, nei užduodate klausimą. Kai vidinis vedimas pasireiškia kaip aiškus jausmas, pojūtis, vaizdinys ar žinojimas. Leiskite šiam jausmui užlieti jūs visą. Jūs kvėpuojate šiuo būviu. Jūs girdite jį kaip tylų, bet aišku šnabždesį. Jūs matote jį ryškiais vaizdiniais, kurie ateina lengvai ir be pastangų. Jūs jaučiate, kaip kiekviena ląstelė prisipildo tikrumo ir pasitikėjimo. Tai būsena, kai intuicija veikia visų 100%. Ir dabar jūs ne tik žinote, jūs gyvenate šio žinojimu. Kiekviena jūsų kūno ląstelė įsimena šį pojūtį. Jis įsirašo į jūsų kūną, į jūsų sielą, į jūsų atmintį. Leiskite šiam pojūčiui būti dar stipresniam. Leiskite jam išsiplėsti iki širdies, iki rankų, iki pėdų, iki akių, jeigu turite jos. O jeigu ne, leiskite jam apgaubti jūs iš visų pusių. Įsigerkite į šią būseną. Pajuskite ją taip, kad daugiau niekada nepamirštumėte, kokia yra būsena, kai intuicija teka laisvai be kliūčių. Pajauskite, pamatykite, sužinokite, koks yra pagrindinis jūsų intuityvus kanalas. Žinojimas, girdėjimas, matymas, jutimas, o gal dar kitoks, o gal viskas kartu. Būkite, kvėpuokite, jauskite, žinokite, leiskite sau būti šitame kanale. Leiskite jam susilieti su jumis. Tegul tai įsirašo į kiekvieną jūsų DNR ląstelę. Taip. Ir dabar vėl priešais jūs atsiranda senovinis veidrodis. Jūsų atspindys lieka veidrodyje. Jūs atsiskiriate. Dabar priešais jūs stovi jūs pats.
koks buvote praeitame gyvenime. Klausykite, jauskite, suvokite. Ar yra kokia nors žinia, kurią jūs iš praeities norite perduoti savo čia ir dabar. Pažvelkite į savo praeities įsikūnijimo akis. Kaip jaučiate, kur yra jūsų įsikūnijimo jėga? Jinai būtinai yra. Ar yra savybių, kurias norėtumėte pasiimti iš ten? O gal yra savybių, kurias atvirkščiai norėtumėte palikti ten? Jums nereikia žinoti, matyti tiksliai. Tiesiog leidimas šiems procesams ir to užtenka. Įsivaizduokite, kad auksinis šviesos srautas dabar liejasi ant jūsų praeities įsikūnijimų, gydydamas bet kokį neigiamą poveikį. Pajuskite, kaip jūs paimate už rankų savo praeities įsikūnijimą, kuris perduoda jums visą savo jėgą, gyvenimo išmintį. Išgydytą jėgą. Ir tik tai, ko jums reikia dabar šitame gyvenime. Jis perduoda jums prieigą, 100% prieigą prie intuityvaus kanalo. Tai yra jūs. Tiesiog jūs kažkur tai pamiršote. Dabar tai grįžta pas jūs. Ir kai perdavimo procesas užsibaigia, tada pats praeities įsikūnijimo vaizdas susilieja su auksiniu šviesos srautu, tapdamas dalimi jūsų išgydyto pasaulio, dalimi jūsų pačių, jūsų išminties žiniomis. Ir jūs galite pajusti savo fizinio kūno išplėtimą. Prisidėjo išgydyta energija to svarbaus praeities gyvenimo. Pajuskite, kaip dabar esate perkelta į išgydymo erdvę. Jūs apgaubė švelnus šviesos spindulys ir išgydo visas jūsų sielos ir fizinės žaizdas, kurios iki šiol galėjo daryti jums įtaką ir blokuoti jūsų intuityvų kanalą. Ir tai jums padeda padaryti ypatingai sielų gydytojai, dieviški pasiuntiniai. Jie nukreipia jūs visą savo gydančią išmintį, besąlygišką meilę
Pajuskite, kad čia, šioje erdvėje, esate savo subtilioje energetinėje kūno formoje, sudarytoje iš tūkstančių švytinčių šviesos pluoštų. Pajuskite, kaip pasaulio sielų gydytojai, Dievo kūrėjo pasiuntiniai, susilieja jūsų pluoštuose, pašalindami bet kokių neigiamų įvykių pasekmės. Pašalina visus blokus, kurie neleisdavo jums jausti, žinoti, gauti žinias. Leiskite šitam procesui vykti. Jūsų intuityvus kanalas valomas nuo visų vidinių blokų. Jis tampa šviečiantis, šviesus, laisvas, švarus, pripildytas besąlygiškos meilės. Jūsų intuityvus kanalas – tai jūsų ryšys su kūrėju. Ir dabar jūs grįžtate. Pažadame savo intuiciją nenaudoti ego tikslams, o savo intuicijos dėka vystytis, evoliucionuoti, eiti sielos keliu. Ir šioje erdvėje atsiranda spindintis šviesos tunelis, o jūsų siela paima visą išmintį ir žinias, kurios čia buvo atskleistas. Aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir jūsų siela judės spindinčių šviesos tuneliu. Šio laiko pakaks, kad jūs visiškai sugrįžtumėte su nuostabiu jausmu visame kūne. Ir jūsų intuityvus kanalas lieka su jumis. 10, 9. Jūs pradedate judėti šviesių tunelių, vis labiau ir labiau sugrįždami į savo dabartinį gyvenimą. 8, 7. Siela susijungia su savo fiziniu kūnu. Siela atneša į kūną energiją, žinojimą, džiaugsmą. Ir ši energija plinta žemyn ir pasiskleidžia visame kūne. Ir į kojas, ir į rankas, ir į galvą, ir į pilvą. 6, 5. Kvėpavimas tampa įprastas, kaip pabudus. Ir kraujas pradeda cirkuliuoti greičiau. 4, 3. Galite įkvėpti giliau, iškvėpti.
atmerkti akis. 2, 1. Nusišypsokite. Padėkokite savo sielai. Visiškai sugrįžkite. Pabūkite. Kurį laiką galite dar pagulėti, o galite daryti užrašus. Galite tiesiog pasinerti į prisiminimus, o galite tiesiog padaryti tai, ką dabar norite. Parašykite komentaruose, kur buvote, ką matėte, kokie insaitai, pojūčiai buvo. Dėkoju, kad buvote šitoje meditacijoje.